Gerai, tai labas vakaras visiems. Iš pradžių nebuvo garso, dabar turim garsą, tai labai gerai. Turim dinozauriuką. Labas vakaras, sakom dinozauriukui. Ir šiandien susirinkom pasižiūrėti į 2025 metų VBE pirmosios dalies bendrojo kurso, taip vadinamo B lygio užduotis. Jo, tai netaip seniai pasižiūrėjom į išplėstinio kurso užduotis. Buvo žmonių, kas norėjo, jog pažiūrėtumėm, pabandytumėm išspręsti bendrojo kurso užduotis, tai tą šiandien ir darysim. Kaip visada, jeigu turit kažkokių pastebėjimų, komentarų apie užduotis, apie matematiką, galit parašyti, galit padėti man spręsti, būčiau labai dėkingas. Ir jo, ir turbūt judėsim. Turbūt judėsim. Gerai. Taip, tai dabar pabandysiu pereiti prie užduočių. Būtų gerai, kad galėtumėt mane updatinti, pasakyti, ar matosi nacionalinė švietimo agentūros svetainė. Ir jeigu matosi, tai turbūt ir startuosim. Jo. Jo, na gerai. Štai čia turim užduotis ir bandykim pasižiūrėti. Taip, tai atsidarom testą ir vėlgi, visos informacijos duotos neskaitysiu. Esmė, kad vėl galim susirinkti 40 taškų, trukmė 120 minučių, turim 2 valandas ir žiūrėsim, kaip seksis, kaip visada turėtų būti ir formulynas. Jo, bet turim formulyną, galėsim naudotis, jeigu reikės kažkiek. Turim skaičiuotuvą įspūdingą, štai tokį čionais, galėsim irgi panaudoti. Ir turbūt, nežinau, galėsim ir pradėti. Dinozauriukas sako, puikiai viskas, tai, man tinka. Ir galim tada judėti prie užduoties numeris 1, tik tai dar padidinsiu ekraną prieš tai. Ir užduotis numeris 1, klasika su aibėm, duotos 2 skaičių aibės A ir B. Raskite šių aibių sąjungą. Jo, tai vėl, jeigu žinom, kas yra aibių sąjunga, tai turbūt nesunkiai išspręsim šitą uždavinuką, ne? Nes, kas yra sąjunga, tai šiuo atveju mes į tą sąjungą turėtumėm surašyti tuos skaičius, kurie pasirodo bent vienoje iš tų aibių A arba B. Tai gal jums tada klausimas šitas būtų, kaip jums atrodo, kuris teisingas atsakymas. Jo. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, kaip jums patogiau. Jeigu turit ūpo, galit parašyti, jeigu ne, nieko tokio, pasakysiu bet kuriuo atveju. Čia svarbiausia nesumaišyti su sankirta, ar ne, irgi yra tokia operacija su aibėm, dar yra aibių skirtumas. Čia turim sąjungą. Gerai, tai kadangi turim aibei A elementą vienetą, jisai turės būti ir sąjungoje, turim aibei B dvejetą, jis turės būti irgi sąjungoje, dėl to abiejose aibės yra trejetai, dėl to trejetas irgi turės pasirodyti sąjungoje. Ir turim penketą abiejose aibėse, tai penketas irgi turės pasirodyti sąjungoje. Tai vadinasi, atsakymas, ko gero, turėtų būti šitas. Ar ne, nes yra grinai tie elementai, visi, kuriuos čia išvardėjom. Ir nėra čia daugiau ko spręsti, turbūt. Tai aš pažymėsiu tada atsakymą. Jeigu nesutinkat, galit sakyti. Jeigu sutinkat, irgi galit sakyti, kaip norit. Ir judam turbūt tolyn. Praeitą kartą, kai sprendžiau išplėstinio kurso užduotis, kai streaminom čionais, tai sugebėjau vieną neteisingai pažymėti atsakymą, tai šiandien bandysiu dvigubai tikrinti, ar tikrai viską gerai pažymiu, kad nereiktų po to ieškoti, ką netai pažymėjau. Gerai, tai pirmą lygį ir išsisprendėm, turim antrą, nustatykit, kurios funkcijos grafikas pavaizduotas paveiksle. Vėlgi 4 variantai, grafikas. Tai jeigu žinom maždaug kaip atrodo rodiklinė funkcija, logaritminė, šaknies funkcija ir x kvadratas, tai nesunkiai atpažinsim, koks čia grafikas. Jeigu to nežinom, visada galima bandyti įsistatinėti taškus. Iš to grafiko, kurį mes čia matom, nesunku matyti, jeigu x vienetas, y turėtų būti dvejetas. Panašu į tai. Tai jeigu mes pabandytumėm čia įsistatinėti, tai turbūt nesunkiai atmestumėm 3 neteisingus variantus ir liktumėm su teisingu variantu, kuris čia be jokios abejonės turėtų būti y lygų 2x. Tai yra
akivaizdžiai rodiklinė funkcija 2x. Jo, nu tikrai ne tie 3 likę grafikai. Na, jie atrodo tiesiog kitaip. Jo, nežinau, jeigu viskas tvarkoj, turbūt galim užsifiksuoti tą atsakymą. Y lygu 2x ir numeris 3. Štai, išspręskime lygtį ir racionalioji lygtis. Tai, na, jeigu racionalioji lygtis, turbūt aš šiandien kelsiu kvadratu kažkurioje vietoje ir ko gero iš karto ir kelsiu kvadratu. Tai bandau čia persirašyti tą lygtį, kaip galiu gražiausiai, nelabai pavyko, bet galim čia pakelt kvadratu abi pusės tam, kad neliktų šaknies kairiai pusiai. Ir bus čia tada 2 plus x, ar ne, neliko šaknies. Ir čia nepamirškim, kad tada bus 5 kvadratu, kas yra 25. Va, Nuzuriukas pastebi, kad šita užduotis buvo ir A lygį berods. Tikrai kažkas panašaus buvo, vėlgi neperžiūrėjau, ar tie patys skaičiai, bet tokios pačios formos ta lygtis buvo, kur reikėjo pakelt kvadratu, tada vat, kažkas gaunasi ir nesunkiai iš abiejų pusių dabar atėmė dvejetą, gaunam, kad x yra 25 minus 2, turbūt 23. Ne? Šiaip, jeigu mes kėliam kvadratu abi lygties pusės, tai reikėtų nepamiršti atlikti patikrinimo. Nes kartais tai būna, kad tie x, kuriuos gaunam, prieš tai kėlę kvadratu, netenkina pačios pradinės lygties. Tai dėl to reikia patikrinti ir įsitikinti, ar tikrai va šitas kandidatas bus ir sprendinys. Tai, pažiūrėkim, tai šaknis iš 2 plus 23 įsistatau, gaunu šaknis iš 25, kas akivaizdžiai yra 5 ir viskas tvarkoja, pradinė lygtis yra tenkinama su x lygu 23. Viskas, įsirašom 23, turėtų būti gerai. Ir tada fiksuojam atsakymą ir judam toliau. Ketvirtas, su aritmetinė progresija iš 2 dalių turim uždavinį. Gerai, taip, aritmetinės progresijos pirmasis narys A1 lygu 3, skirtumas D lygu 5. Ir turim atlikti užduotis. Tai pirmoji daly nori, kad mes apskaičiuotumėm šios aritmetinės progresijos 7 narį. Na tai čia klasika yra, egzamino formulyną. Jeigu pasižiūrėtumėt, ten yra labai gerų dalykų su aritmetiniam progresijom. Štai yra taip vadinama bendrojo nario formulė arba n-tojo nario formulė. Ir yra dar keletas dalykų čia su sumom, su skirtumu. Tai čia šitą mūsų uždavinį puikiai suveiktų tą bendrojo nario formulę. Aš galiu čia dar kartą užrašyti turbūt. Tas n-tasis narys būtų pirmas narys plus skirtumas d kart n-1. Šitaip. Tai mūsų atveju mes ieškom 7 nario, vadinasi vietoj n paimkim 7, kodėlgi ne. Ir tada vietoj pirmojo nario turim 3, vietoj skirtumo d turim 5 ir vietoj n turim 7. Ir viskas, ir belieka paskaičiuoti, tai čia yra 3 plus 5 kart 6, kas yra berods 33. Viskas, vienas taškas mūsų, jeigu įrašysim teisingai atsakymą. Ir tada yra antroji dar dalis. Tai, gerai, gal aš kad nepamiršiu, už kartu užfiksuosiu čia tą atsakymą 33, o antroji daly mes turim apskaičiuoti tos pačios aritmetinės progresijos pirmųjų 10 narių sumą S10. Pirmųjų 10 narių. Ok. Šiaip, jeigu pasižiūrėsim į formulyną, dabar truputį ant viršaus šiandien mano sprendimas, bet, va taip parodysiu, aritmetinė progresija yra 2 būdai, kaip skaičiuoti mums tą sumą. Galim skaičiuoti pagal šitą arba pagal šitą, jeigu matot mano pelytę. Tai, mes neturim 10 nario, galėtumėm jį nesunkiai gauti, bet kadangi neturim, aš panaudosiu tada tą antrą skaičiavimo būdą. Taip, tai grįžtam atgal ir rašom tuomet trupmeną. Ir aš iš karto galbūt tada jau taikau tą formulę, bus taip greičiau. Tai ten buvo 2 kart pirmasis narys, gerai, dar po to įsistatysim tą pirmąjį narį, nesvarbu, plus skirtumas d. Ir čia būtų n-1, tai pas mus yra 10 minus 1.
ir dalinti iš 2 ir būtų kart n ir n yra 10 pas mus. Jo, galėjau viską iš esmės įsistatyti, bet dar įsistačiau tik tai vietoj n10 kol kas. Ir sekančiam žingsnį tada viską galime įsistatyti, ko čia mums reikia. Tai būtų 2 kart. Pirmasis narys vis dar 3, d vis dar 5. Čia 10 minus 1 iš karto galbūt 9, dalinti iš 2 kart 10. Va. Štai kokį komentarą turim. Aš dabar tavo aritmetinių progresijų video žiūrėjau ir tu pradėjai streamint. Wow. Štai koks sutapimas. Jo, nėra, kad dažnai streaminčiau. Gaunasi, kad keletą kartų turbūt per metus, norėčiau dažniau, ne visada pavyksta tą įgyvendinti, bet įdomus sutapimas. Nežinau, kaip jūsų slapyvardį tik tai perskaityti, tai net nebandysiu turbūt. Gerai, jo, gaunam tokį dalyką ir čia, nežinau, su skaičiuotuvu, kaip norit, kaip jums patogu susiskaičiuokit ir gausit 255. Turėtų tiek būti, jo, čia viršui 51, čia 10 iš 2, 5, jo, 255. Gerai, tai fiksuojam atsakymą, pasitikrinam ir tikrai nieko neparašym blogai tuose atsakymuose, atrodo viskas gerai pagal skaičiavimus, super, trinam viską ir fiksuojam ir judam toliau. Štai, numeris 5. Skaitinį reiškinį užrašykit laipsniu. Gerai. Esu 12-okas rašo, tikėkime, kad ir ten bus panašus kaip bandomasis. Ok, jo, čia bandomasis šiaip aš visokių atsiliepimų girdėjau, kažkam buvo, nebuvo pats lengviausias tas bandomasis, kažkam gal ir lengvesnis, tai nežinau, aš jums asmeniškai tada linkiu sėkmės, kad susirinktumėt visus taškus, viską išspręstumėt, kad egzaminas nebūtų lengvas, bet jūs, kad vis tiek viską išspręstumėt, aš linkiu, va taip. Jo. Gerai, tai šitam uždavinį, labai lengva, čia tiesiog, reikėtų prisiminti, kaip nuo šaknies formos galim pereiti prie kaip čia vardint, prie laipsninės formos. Šitą dalyką mes visada galim persirašyti kaip 5 ir tada koks laipsnis, tas 11, kuris yra štai čia tada turėtų ateiti ir būtų dalinta iš to, kas, kokio laipsnio šaknis. Tai jeigu būtų kvadratinė, rašyčiau 2, jeigu 3 laipsnio rašau 3. Ir viskas, čia daugiau, šitam uždavinį nieko nėra, tik pat tas sąryšis svarbu, kaip nuo šaknies formos turim pereiti prie skaičiaus pakelto racionaliuoju laipsniu, taip pasakysiu. Jo. Ir atsakymas tada šitas. Jo. Dar kartą pasitikrinam. Atrodo gerai. Atrodo gerai, fiksuojam ir nepalūštam, dar tik 5 uždavinys, judam toliau. Numeris 6. Pabaikite teiginį, kad jis būtų teisingas. Pažymėkite teisingą atsakymą. Gerai, pabaikim teiginį, kad jis būtų teisingas. Jeigu 3x lygus 7, tai iš esmės tada kam lygu x. Ok. Čia šitą uždavinį galima bent 2 būdais turbūt spręsti. Tai pirmas būdas yra prisiminti tiesiog, kaip veikia logaritmai, logaritmo apibrėžimai. Iš esmės, jeigu mes turim, sakykime, štai tokią lygybę, logaritmą su pagrindu a nuo skaičiaus b lygu c, tai visada tokią logaritminę formą galim persirašyti rodiklinę formą, pagal kurią būtų a pakelta laipsniu c lygu b. Visada nuo vieno galim pereiti prie kito ir atvirkščiai. Jo, tai šiuo atveju, jeigu mes turim tokį užrašą, tai galėtumėm pabandyti užrašyti tą logaritminę formą. Tai pagal logaritminę formą, jeigu dabar pas mus yra šitas, tai turbūt būtų tada, kaip mūsų atveju, tai logaritmas pagrindu, kokiu pagrindu, tokiu, ir šitas ateina iš čionais, tai mūsų atveju tai turėtų būti 3, ir tada mums reikia parašyti b ateina iš čia, mūsų atveju tai yra 7. Va. Ir tai yra lygu, taip, kam tai lygu c, o c yra a laipsnis, tai mūsų atveju x. Jo. Tai iš esmės, ką aš čia parašiau, aš parašiau antrąjį variantą, šitą.
Ne? Nu jo, tai galima taip spręsti. Dar yra būdas pasižiūrėti į egzamino formulyną. Tuoj kol kas ištrinu. Pasižiūrim į egzamino formulyną. Ten yra logaritmai kažkurioje vietoje, kur jie yra. Laipsniai, šaknis, logaritmai. Štai. Ir pirmas rezultatas, čia yra taip vadinama pagrindinė logaritmų tapatybė. Jeigu nemaišau pavadinimų, tai ją šitam uždavinį labai paprasta pritaikyti. Jeigu mes norim turėti tokią lygybę, lengvai x laipsnių mes nesugalvosim, bet jeigu prisiminsim tą pagrindinę logaritmų tapatybę, tai nesunkiai išmąstysim, kad mums čia tada reikia logaritmo vietoj x, ir šitas turi sutapti su šituo. Tai pagrindas, tas mažasis skaičiukas bus 3. Atsiprašau, klaidą padariau. Čia b turėtų būti. Mano klaida. Šitas turi sutapti su šituo būtinai. Tai tada pagrindas logaritmo bus 3 ir vietoj b mūsų atveju žinoma 7 tada. Taip. Tai fiksuokim tą atsakymą, bet pabandžiau dviem būdais papasakot, sumaišiau pagrindinę logaritmų tapatybę, neteisingai parašiau, bet pasitaisiau, tai gal nieko labai blogo. Ir turim atsakymą, tai dar geriau ir galim turbūt judėti toliau. Dar kartą pasitikrinam, ar tikrai tą pažymėjau, atrodo gerai. Numeris 7. Išspręskit nelygybės. Gerai, spręskim tas nelygybės. Čionais rodiklinė nelygybė, kadangi čia yra trejetas keliamas kažkokiu laipsniu, tai mes galim, jau permest tą nelygybę ant laipsnių nelygybės. Ir šiuo atveju būtų tiesiog x minus 1 daugiau arba lygu už 9. Tai iš čianais gaunasi, kad x daugiau arba lygu už 10. Pridėjau vienetą prie abiejų pusių. Ir jeigu x daugiau arba lygu už 10, tai žinoma atsakymas tada x priklauso intervalui nuo 10, skaitant iki plus begalybės. Gali būti, kad kažkas pafollowino. Jeigu pafollowino, tai smagu, nes girdėjau garsą, bet nespėjau pažiūrėti, kas vyko. Tai turim pirmą atsakymą. Ir tada antras yra racionalioji nelygybė. Tai galim ją išspręsti, pavyzdžiui, intervalų metodu. Kodėlgi ne? Tai tam, kad išspręstumėm tokią nelygybę, pirmiausia, galim spręsti lygtį. Ir tą lygtį aš užrašysiu taip. Nežinau, kodėl aš čia taip tokia intriga kuriu, bet iš esmės, jeigu čia yra mažiau už 0, tai mes pasižiūrėkim, kada kairioji pusė yra lygi 0 tiesiog. Tada šita lygtis, ją visada galim persirašyti kaip sistemą, kur skaitiklis tada privalo būti lygus 0, o vardiklis negali būti lygus 0. Tik tokiu atveju šitas bus lygus 0. Tada šitą sistemą mes nesunkiai išsprendžiam, gaunam, kad x yra lygu 1 ir x nelygu 3. Ir kaip minėjau, čia taikom tada intervalų metodą. Ir jeigu taikom intervalų metodą, tai reikėtų nusibrėžti tiesą. Visai neblogai pavyko. X tiesę. Tada ant tos tiesės pasižymim tuos x, kuriuos turim sistemoje. Netgi tą, kur x yra nelygus, ar ne? Tai šiuo atveju yra 1 ir 3. Tai čia bus 1 pas mane, čia bus 3. Abiejų rutuliukų neužspalvinu, dėl to, kad, x yra nelygus 3, tai čia bet kokiu atveju neturėčiau užspalvinti, o čia x lygus 1, bet nelygybė yra griežtai mažiau už 0. Tai tokiu atveju gaunam tokius 3 intervalus. Reikėtų patikrinti ženklus, kokie yra ženklai kiekvienam intervale. Kaip tą padaryti? Tai kažkokį skaičių iš pirmo intervalo, jeigu pasimsim, tarkim, jeigu 0 pasimčiau, tai tada tą 0 man reikėtų įsistatyti čia, kur apibraukiau, į tą x-1 dalinta iš x-3, tai jeigu 0 įsistatau, gaunu -1 dalinta iš -3, kas yra 1/3 teigiamas skaičius. Ir kadangi tai yra teigiamas skaičius, pažymiu čia pliusą. Čia žodžiais truputį pasakiau, visą tai galima rašyti. Tada iš vidurinio intervalo, jeigu x paimtumėm dvejetą, pavyzdžiui, vėl įsistatom ten pat, čia kur apibraukta, tai viršui būtų 2 - 1, apačioje būtų 2 - 3. Tai būtų 1 padalinta iš -1
Jo, 1 padalinta iš -1, tai būtų -1. Tai čia minusas. Nu ir tada iš šito intervalo 4, pavyzdžiui, galiu paimti. Tai būtų 4 - 1 dalinta iš 4 - 3. Tai būtų 3 iš vieneto 3 berods. Galėjau suklysti aritmetikoje, bet ženklai turėtų būti tokie. Plius, minus, plius. Ir kadangi nelygybės ženklas yra šitoje vietoje mažiau už 0, tai mūsų atsakymai slypi ten, kur yra minusas. Tai va, tai gaunam intervalą nuo vieneto iki 3, nieko neįskaitant, nei vieneto, nei trejeto. Ir uždavinys išspręstas, panašu. Gerai, tai fiksuokim šitą atsakymą tikriausiai. Dar kartą pasitikrinam, ar tikrai viską gerai pažymėjom. Atrodo gerai. Kiek man pavyksta dėmesį sukoncentruoti, atrodo gerai. Ir toliau yra numeris... Sulūžo. Oh no. Įkelkim puslapį iš naujo. Viskas veikia. Viskas veikia. Gerai, galvoju, reiks iš naujo. Viską pradėti būtų skausminga. Bet ne. Taip, tai 25 metais dinozauriukas išgyvena kartu su manim. Dėkuoju už empatiją dinozauriukui. 25 metais Žalumos mikrorajono želdinių priežiūrai skirta tokia pinigų suma. Ok. Planuojama kasmet skirti pinigų želdinių priežiūrai 1,2 karto daugiau negu paskutiniais prieš tai buvusiais metais. Apskaičiuokite, kiek pinigų eurais Žalumos mikrorajono želdinių priežiūrai planuojama skirti po 5 metų, 30 metais. Dinozauriukui nepatiko šitas uždavinys. Aš galiu, nežinau, norėjau sakyti pritart, bet gal irgi prijaučiu iš tos pusės, man atsibodo skaityti sąlygą jau, dėmesio koncentracija šiais laikais sudėtingai išlaikyti dėmesį tokiai 2-3 sakinių sąlygai, bet pasistengim. Ir turim sąlygą, tai gerai, žodžiu, situacija yra tokia, 2025 metais yra skiriama 12500 eurų. Taip, pažymėsiu eurus, ar čia 2 brūkšnelį, neatsimenu. Žodžiu, turim tokią situaciją, tada kitais metais 2026 būtų skiriama tiek pat, tik tai 1,2 karto daugiau. Tai būtų kaip būtų 12500 kart 1,2. Aš dabar neskaičiuosiu, bet tiek eurų būtų. Ir natūralu tada 2027 būtų 12500 kart 1,2, tiek praeitais, 26, bet dar 1,2 karto daugiau negu 26. Tai gaunasi taip, iš esmės, jeigu norim, čia galim parašyti 12500 kart 1,2 kvadratu. Ir iš esmės taip toliau. Jeigu norėtumėm šitą uždavinį, galima nesunkiai įvilkti į geometrinę progresiją, į tą temą geometrinės progresijos, bet aš tiesiog pasamprotauju iš sąlygos paprastai. Tai tada būtų 28 metai, pagal tą dėsningumą galėtumėm rašyti 12500 kart 1,2, būtų trečioji tada, ir laipsnis didėja po vienetą, atkreipti dėmesį. Tai tada 29 būtų 12500 kart 1,2 ketvirtoji. Čia tikrai nebūtina viso to rašyti, ką aš dabar darau, bet užrašiau. Tai nesmerkit manęs dėl to, kart 1,2 penktoji. Štai, kažkas dar reklamuojasi čia, žodžiu, viskas ok. Tai čia turim sandaugą. Reikėtų ją apskaičiuoti, tai vėlgi galima skaičiuotuvą išsitraukti ir tą padaryti, turėtų gautis berods 31 104 eurai. Čia visur galėjau rašyti tos eurus.
Dinozoriukas sako, tai vat, aš ir laužiau galvą, nes galvojau, kad ten progresija, bet tiesiog nesugebėjau nieko išmastyti. Tai dinozoriukai buvo tikrai geram kely, jo, čia galima visą tą uždavinį apsiforminti kaip geometrinės progresijos narius ir vardiklis, tas Q šiuo atveju yra 1,2, bet, galima va taip ir ant pirštų paskaičiuoti tiesiog ir turėtų gautis panašu tas atsakymas, kurį aš dabar užfiksuosiu, 31 104 eurai. Štai tiek būtų skiriama Žalumos mikrorajono želdinių priežiūrai. Va, klausimas jums, ar daug ar mažai, kaip jums atrodo. Gerai, judėsim toliau. Taip, ištrinu viską, ką čia prirašinėjau. Dar kartą pasižiūrim, ar gerai įvedam atsakymą. Atrodo neblogai. 31104. Tikiuosi bus gerai. Toliau numeris 9. Nustatykit A reikšmes. Čia A priklauso Z, reiškia A kažkoks sveikas skaičius turėtų būti, su kuriomis duotos lygybės yra teisingos. Taip, A reikšmės, su kuriomis duotos lygybės teisingos. Jo, tai čia tiesiog turbūt galim išsireikšti tą A iš čionais. Tai kaip tą padaryti? Tiesiog padalinsiu iš kubinės šaknies iš 5, iš to, kas yra čia padauginta iš A. Ir tuomet galiu parašyti, kad man čia gaunasi A lygų. Ir būtų štai šita šaknis kairiai pusėje. Ir dabar čia turėtų būti padalinta iš kubinės šaknis 5. Jo, tada turbūt galim po vienu brūkšniu susirašyti. Taip, ir dar turim klausimą. Kaip manai, tikėtina, kad VB antra dalis bus panašaus lygio kaip bandomasis? Neįsivaizduoju, kaip bus iš tikrųjų, nežinau, nemėgstu burt, prognozuoti, bet, bandomasis yra daromas pagal programą, tikriausiai pagal, toks sunkumas kažkoks panašus turėtų būti ir realiam egzamine, gali, aišku, ten kažkiek nusverti vieną į kitą pusę, bet, bandomasis turbūt ir yra tam, kad jis būtų panašaus formato, panašaus sunkumo, kaip ir realus egzaminas. Jeigu labai skirtųsi sunkumai, tada būtų negerai kažkas. Arba su bandomuoju, arba su normaliu egzaminu. Tai, žodžiu, daug pašnekėjau, mažai pasakiau, bet, kaip mėgstu kartais irgi sakyti, tikiuosi, egzaminas bus sunkus, bet jūs viską išspręsit. Taip. Jo. Jo. Ok, tai turim tokią kubinę šaknį, parašiau po vienu brūkšniu, kodėlgi ne. Ne po vienu brūkšniu, bet po vienu šaknim sukėliau tuos skaičius. Tada 5, tai čia tada taip lengva ranka išsiprastina, gaunam kubinę šaknį iš 8, kas yra be jokios abejonės 2. Fiksuojam atsakymą 2. Ir sprendžiam rodiklinį lygtį antroji daly. Jo, čia nežinomasis mūsų yra laipsnė, ar ne? Tai pabandykime išsitraukti tą nežinomą iš čionais. Gerai, tai 16, geras dalykas, tai yra dvejeto laipsnis. Ne? Tai galim persirašyti šitą lygtį kaip 2 pakeltą ketvirtuoju, kas yra 16, ir tada perrašau tą laipsnį, kuris buvo, čia yra minus 0,5. Lygų 2 atuoju. Lygų 2 atuoju. Taip, tada pagal laipsnių savybės galim sudauginti iš tuos laipsnius čia. Bus 2 ir būtų 4 kart minus 0,5. Tai jeigu neklystu, tai yra minus 2. Na, ir turim tokią situaciją. Tai šita lygybė yra galima tik tai tada, kai A yra lygu minus 2. Susilyginu laipsnius. Ir viskas panašu. Jo, tai čia fiksuojam atsakymą tada minus 2. Ne? Tai viršui buvo 2, apačioj minus 2. Taip, viską ištrinu ir 9 uždavinys išspręstas, valio, 10. Jo, tai 10 šiandien yra apie vienetinį apskritimą ir apie trigonometriją vienetiniam apskritime, gal taip galiu irgi pasakyti. Tai čia prašo pasakyti, kam yra lygus kosinusas nuo posūkio kampo alfa. Tai pagal apibrėžimą, kaip tai būtų? Tai
Jeigu aš va čia paryškinčiau šitoje vietoje tašką, ne, kur tas spindulys eina į šitą tašką ir parašyčiau, kad čia yra, na, tarkim, x ir y, tokios to taško koordinatės. Nu, tai tuomet galėčiau pasakyti, kad x, ne, yra lygu kosinus alfa, būtent. Na, taip veikia kosinusas vienetiniam apskritime. Jeigu reikėtų sinuso, tai sinusas būtų kas? Būtų y lygus sinus alfa, ar ne tada? Ir galėtumėm pasakyti sinusą. Dinozauriukas pastebi, sako, apskritimas mano enemy, todėl teko pasikliauti intuiciją ir liepsnos emodžius. Ok, jo, intuicija, pažiūrim, ar nepavedė intuicija čia, tikiuosi, viskas gerai. Jo, nu tai kas čia gaunas? Jeigu kosinus alfa yra x, nu tai x koordinatė šitame taške yra mums duota štai čia minus 0,8. Pažymim šitą ir uždavinys išspręstas, nieko čia daugiau nėra. Ir viskas. Jo, tai tikiuosi, dinozauriukai viskas tvarkoj. Jeigu ne, tai irgi nenusiminkit per daug. Bet, na, vienetinis apskritimas šiaip... Nežinau, norėčiau kažkaip, kad nežiūrėtumėte į kaip į priešą, kaip jūs sakot. Bet, na, buvo kaip buvo per egzaminą, bet, na, vienetinis apskritimas jis gan draugiškas yra, aš jį pažįstu šiek tiek. Jo, žodžiu, minus 0,8. Jo, fiksuojam atsakymą. Pirmieji 10 uždavinių išspręstų, pala, ką aš pažymėjau? Ok. Jo, tai pirmieji 10 išspręsta atrodo. Jo, galit parašyti, kaip jums tie uždaviniai atrodė, sunkus, lengvi ir panašiai. Dinozauriukas sako, apgavo intuiciją. Nu, ta intuicija, kartais intuicija gali duoti labai gerų įžvalgų, galbūt jo, tokių kažkokių pastebėjimų įdomių, bet kartais, na, 100% negalima pasitikėti. Na, kaip sakau, nenusiminkit per daug, dar daug užduočių čia turim. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y lygus sinus x grafikas, kai x yra štai tokiam intervale. Remdamiesi grafiku nustatykite, kiek sprendinių turi tokia lygtis, kai x priklauso tam pačiam intervalui, kuris viršui parašytas. Ir pažymėkite teisingą atsakymą. Nu gerai, tai pažymėkim. Ir, nu, pirmiausia, būtų gerai žinot, koks tas atsakymas, kad jį pažymėti, tai galim grafiškai pasižiūrėti iš tos lygties sprendimą. Tai čia yra sinuso grafikas tame intervale, kurio mums reikia, kuris yra aktualus, o čia yra 0,5. Nu, tai man reikėtų brėžti tiesę y lygu 0,5, tarkim, čia yra tokia tiesė, y lygu 0,5 ir tada reikia suskaičiuoti, kiek yra susikirtimo taškų. Tiek, kiek jų yra, tiek bus ir sprendinių. Tai va čia vienas, vienas, labai kreivai pažymėjau, čia antras, ne ką geriau pažymėjau, čia trečias. Tame intervale, būtent, kai x yra iš tokio intervalo, daugiau susikirtimo taškų nėra. Jeigu intervalas būtų neapribotas, būtų be galo daug susikirtimo taškų ir žmogus, kurio slapyvardžio vėl nemoku perskaityti, rašo 3 sprendiniai ir visiškai teisingai, aš pritariu. Taip, 3 sprendiniai, nes 3 susikirtimo taškai. Na? Gerai, tai fiksuojam šitą atsakymą, judam toliau, nieko nepraleidau. Jo, nieko, viskas gerai. 12. Išspręskit lygtį. Štai tokia lygtį, tai vėl buvau užrašęs logaritmo apibrėžimą. Ir jisai čia vėl suveiktų. Nes jeigu mes turim tokią lygybę, tai visada galim pereiti prie taip vadinamos rodiklinės formos. Kad šita lygybė iš esmės reiškia, kad tai, kas parašytas kliaustuose, 2x minus 11, kad ir kas ten būtų, turėtų būti lygu, tas mažasis skaičius prie logaritmo pagrindas dar, taip vadinam, pakelta tuo, kas yra dešiniai lygybės pusė. 2. Na, ir šitą lygybę, šitą lygtį daug lengviau yra išspręsti negu tai, kas buvo duota, turbūt, nu, nežinau. Jo, tai turim tokią situaciją, 2x minus 11 lygu 9, pridėkim 11, 2x bus 20, padalinkim iš 2, x lygu 10 ir viskas.
Šiaip, kai turim logaritminės lygtis, gerai yra pagalvoti apie, netgi negerai kartais būtina pagalvoti apie logaritminės lygties apibrėžimo sritį, nes ne visada šitas logaritmas turi prasmę, ne su visais x-ais. Bet būtent, kai tokioj formai mes turim tą lygtį, tai galim ir nepagalvoti. Nes šitas atsakymas turėtų būti geras. Jeigu tuo netikim, galim įsistatyti, pažiūrėti ir pamatysim, kad tikrai kairioji pusė, kai x yra 10, bus lygu 2. Viskas čia ok, jeigu x yra 10. Štai. Numeris 12 tada susitvarkėm. Fiksuojam atsakymą ir numeris 13. Numeris 13, aš įvedžiau 10. Ne, tiek ir reikėjo. Gerai, numeris 13. Apskaičiuokit štai tokios lygties sprendinių sumą. Gerai, tai tam, kad apskaičiuotumėm lygties sprendinių sumą, būtų gerai žinoti tuos sprendinius. Ne? Kai žinosim sprendinius, tada apskaičiuosim sprendinių sumą. Jeigu jau matot kas nors atsakymą, galite parašyti komentaruose. O aš per tą laiką pabandysiu išspręsti. Tai jeigu čia yra sandauga lygu 0, tai vadinasi pirmasis dauginamasis yra lygus 0 arba antrasis dauginamasis yra lygus 0. Ir atsakymas pasiūlytas komentaruose tikrai teisingas. Tai, užrašykim pilnai, man čia truputį vietos trūksta, tai su šita lygtim aš keliauju čia, tai būtų x kvadratas lygu 9, ir tokioje situacijoje x tai yra plus minus šaknis iš 9, kas yra 3. Ne? Štai, o čianais keliauju čia, x lygu minus 2. Tai gavom 3 sprendinius šitoj lygty ir reikėtų juos sudėti. Tai būtų 3, tada plus minus 3, plus minus 2. Sudedu visus 3 sprendinius, pirmi 2 susideda į 0 ir lieka minus 2. Čia lengva matyti, kad jeigu sudėsim šitą su šituo, gausim 0, tai iš esmės mums lieka tiesiog minus 2. Ir viską, žymėm šitą atsakymą, komentaruose teisingai viskas pasakyta ir judam prie sekančių uždavinio. Ok, numeris 14. Nustatykit, su kuria reikšme lygybė štai tokia yra teisinga. Vėlgi logaritminė lygtis, galim pagalvoti apie apibrėžimo sritį tos lygties, bet vėlgi čia turbūt išsisuktumėm ir be to, bet šitie du logaritmai viskas su jais tvarkoja, čia yra skaičiai, čianais, bet yra x šito vietoje. Tai tam, kad tas trečias logaritmas turėtų prasmę, x būtinai turėtų būti daugiau už 0. Tai atsakymas, kurį mes gausim, jis turi būti daugiau už 0, bet visi tokie ir yra čianai 4, ar ne? Tai va. Gerai, tai dabar apie lygties sprendimą toliau, tai va čia kairėje pusėje galim panaudoti logaritmų savybę. Jis yra formulinė, aš dabar neatsukinėsiu, bet jeigu turim tokią logaritmų sumą su vienodais pagrindais, tiek vienam, tiek kitam logaritme trejetas yra pagrindas, tai tada, ką mes galim padaryti? Galim sudauginti tuos skaičius. Perrašau pagrindą 3 ir čia būtų 6 kart 2. Tai panaudau logaritmų savybę, persirašiau kairėje lygties pusę kitaip truputį pagal tą savybę. Ir tada žemiau parašysiu, gaunasi logaritmas pagrindas 3,12 čia, o čia perrašau šitaip. Tai šita lygybė, jinai įmanoma tik tada, kai šitas yra lygus šitam, nes pagrindai yra vienodi, ne? Tiek čia trejetas, tai x lygu 12. Ir tai žinoma tikrai yra daugiau už 0, viskas tvarkoj, problemų nėra. Pažymėm atsakymą ir judėsim toliau. X 12. Gerai. Tvarkoj, nežinau, kaip jūs laikotės, kaip sekasi. Turim 15 uždavinuką, paveiksle pavaizduotas funkcijos y lygų šaknis iš x grafiko eskizas. Pažymėkite paveikslą, kuriame pavaizduotas tokios funkcijos grafiko eskizas. Tai, pastebėkime iš karto, kuo skiriasi šitas nuo šito. Tai, iš esmės viskas tas pats, tik yra minus 2. Tai galim prisiminti šiek tiek transformacijų temą ir pagalvoti, kaip grafikas pasikeičia, jeigu mes atimam dvejetą. Grafikas iš pradžių buvo toksai,
Ne, va taip atrodo tos funkcijos grafikas ir tada atimam 2. Tai jeigu atimam 2, tas grafikas turėtų pavažiuoti žemyn per dvejetą. Ne, visas grafikas pavažiuoja žemyn per dvejetą. Nu, čia postumis būtų, pastumimas žemyn, transformacija. Tai jo reikėtume gal ištrinti, ką aš prirašinėjau. Nu ir kuris iš tų grafikų čia pavažiavo žemyn, nu, tai šitas panašu. Ne, visur kitur kitokios transformacijos. Čia vat, būtų į dešinę pastumta, čia į kairę pastumta, čia į viršų. Nu, tai mums reiktų žemyn, nes -2. Tai turbūt, nežinau, pažymim tą atsakymą ir judam toliau. Čia kažko daugiau ir nėra. Nu ir gerai. Tai 16. Yra žinoma, kad tangentas alfa 2, sinus alfa irgi žinomas, apskaičiuoti tokį dalyką, į langelius įrašyti tokius veikuosius skaičius, kad lygybė būtų teisinga. Nu gerai, padarykim tai. Jo, tai gerai, ką čia dabar daryti? Nu, būtų gerai gal susitvarkyti šiek tiek šitą išraišką, nu, kad mes žinotumėm, ką čia į tuos langelius įrašyti. Tai, na, aš atskirai galbūt priminsiu, kad tangentas pats iš savęs yra, na, kaip ir nelyginė funkcija, tai reiškia, kad va, tą minusą galima kelti į priekį. Tai būtų minus tangentas alfa. Jo, nu, tai susijęs su tuo, kad tangentas tai yra sinusas iš kosinuso, sinusas yra nelyginė, kosinusas lyginė funkcija, tai tas vienas minusas ir iššoka iš kosinuso. Jo, o sinusas alfa plus 360 laipsnių. Na, čia yra mažiausias teigiamas periodas sinuso funkcijos. Ne, mes apeinam pilną apskritimą, galim taip matyti ir grįžtam atgal prie kampo alfa. Tai tas 360 jis niekaip nepakeičia sinuso reikšmės, tai čia lieka tiesiog sinus alfa. Tiksliai neprisimenu, gali būti, kad gal formulinė yra, va šitas dalykas, gali būti, kad ir nėra. Jo, aš galbūt dabar negrįšiu į tą formuliną, bijau, kad čia nesubirėtų kas nors. Jo, tai dabar galim tą panaudoti savo atveju, nes tada visa ta išraiška, ne, aš jos neperrašinėsiu, bet aš keliauju čionai, rašau lygų ir būtų tada kaip, vietoj tangento minus alfa mes turim minus tangentas alfa, tai rašau -3, tada tangentas alfa, iškeliu minusą į patį priekį. Ir tada būtų plus 25 ir tiesiog sinus alfa pasikeičiam. Jo. Gerai, tada, kad nerašyčiau jau ten kažkur ant savęs, ten kur mano tas stačiakampis, rašau žemyn, tai būtų -3 kart tangentas alfa yra 2 iš sąlygos čia, plus 25 kart sinus alfa yra duota čia. Ne, vat susirašom viską ir belieka paskaičiuoti. Nu gal dar sutalpinsiu čia nais. Nu, pabandysiu. Tai čia tada būtų -6, o čia galim, na, suprastinti truputį, čia šitie prastinasi lieka 5, tada 5 kart 2, nu, iš esmės gaunam 10 šaknų iš 5. Tikiuosi gali tai matyti, ką čia dabar parašiau. Ir galim vesti atsakymą, tai nu, panašu, kad čia tada yra -6, ne? O prieš šaknį iš 5 yra 10. Va, ir viskas neblogai atrodo. Ir uždavinys galimai netgi išspręstas yra. Jo, gerai, tai jeigu jums viskas tinka, jeigu neprieštaraujat, tai tada fiksuojam atsakymą ir judam prie numeris 17. Išrikiuokit skaičius nuo didžiausio iki mažiausio ir įkelkit juos į tuščius langelius. Nu gerai. Nu tai, kad žinotumėm čia, kaip ką sukelti, būtų gerai žinot, kam lygus tie skaičiai, na, kažkaip paprasčiau pasirašyti. Tai tą galima iš tikrųjų padaryti. Kaip dabar tą padaryti? Na, vat pavyzdžiui, šiandien, va tas logaritmas, jį nesunkiai galima paskaičiuoti, kokiu laipsniu kelti 5, kad būtų 125, žinoma, trečiuoju. Turbūt ir su skaičiuotuvu būtų galima tą padaryti. Tada šiandien, kokiu laipsniu kelti 125, kad būtų penketas. Nu tai čia reikia traukti šaknį 125 ir reiktų traukti
kubinę šaknį 125, tai reikštų, kad tada 125 mes keliam 1/3. Vėlgi galima bandyti suskaičiuoti, tu bus skaičiuoti. Čianais kubinę šaknį galima atskirai traukti iš 8 ir iš 27. Ne? Nu, tai jeigu iš 8 trauksim kubinę šaknį bus 2, jeigu iš 27 bus 3. Va. Šitas dalykas, na, kas čia būtų, galiu dar parašyti, kad va, šitas reikalas yra tas pats kaip kubinė šaknis iš x kvadratu. Ne? Nu, tai kas tai yra kubinė šaknis iš x kvadratu? Tai yra kubinė šaknis iš 64. Kas yra 4? Ne, va čia 4 parašysiu. Nu va. Ir dabar yra, nu, akivaizdu, kuris šis skaičius didžiausias, kuris mažiausias, tai tiesiog teisingai tada išrikiuokim nuo, kaip sako, nuo didžiausio iki mažiausio. Tai dar čia reikia nesuklysti. Jo, gerai. Tai ar man pavyks tą realizuoti? Taip, šitas turėtų keliauti čia. Nebeliko to skaičiaus čia nais, nu nesvarbu. Taip, trejetas tada turėtų keliauti čia. Nu gerai, čia dabar labai negerai, čia man rodo. Gerai, taip, tai kaip ten turėtų būti trejetas, tada šitas buvo 2/3, jisai buvo čia. Tai šitas keliauja čia, o 1/3 šitas buvo. Ne, tai šitas keliauja čia. Jo, dabar keistai atrodo, ką čia prirašinėjau, tai gal aš ištrinsiu ir fiksuokim tą atsakymą, ar ne? Tai pirmas skaičius 4, antras tas logaritmas 3, šitas 2/3, o šitas 1/3. Valio. Taip, dar kartą pasitikrinu, kad tikrai čia nieko nepraleidau, viskas atrodo neblogai. Ir toliau numeris 18, opa, darbo uždavinys. Ok. Taip, Agnė ir Jurga dirbdamos kartu per vieną dieną padarė 5/12 viso darbo. Agnė dirbdama viena visą šį darbą padarytų 2 dienomis anksčiau, negu visą šį darbą padarytų Jurga dirbdama viena. Pažymėkim x skaičius dienų, per kurią šį darbą padarytų Agnė dirbdama viena. Vienas yra visas darbas, šitaip įdomiai pažymė, bet nu jo, vienetas reikš visą darbą. Ir pažymėkit lygtį, kurią įsprendę sužinotume, per kiek dienų visą šį darbą padarytų Agnė dirbdama viena. Štai taip. Nu gerai. Tai šitas uždavinys, nežinau, šiaip tie darbo uždaviniai, kai noriu sakyti kai kam, bet gal netgi skaičiau daugam, turbūt tokia sunkesnė gali būti tema, gal ir ne, nežinau, kaip jūs žiūrite tą temą. Nu gerai, tai pažiūrėkime atidžiai, tai x yra skaičius dienų, per kurią šį darbą padarytų Agnė dirbdama viena. Tai kadangi sąlygoje yra pasakyta, kad Agnė dirbdama viena visą šį darbą padarytų 2 dienomis anksčiau negu Jurga, tai vadinasi Jurgos dienas, per kurias į vieną padarytų darbą, mes galim pažymėti kaip x plus 2. Ne, čia būtų tada skaičius dienų, per kurias, nu žodžiu, per kurias, nu gerai, pilnai parašysiu, nusiteiksiu pilnai parašyti šį darbą padarytų, reikėjo gal nerašyti, gerai, padarytų taip, Jurga, dirbdama viena, štai. Nu va, galbūt pasižiūrėti mano raštą. Ir gerai, dabar kuri iš tų lygybių gali būti teisinga pagal prasmę? Tai jeigu x yra skaičius dienų, per kurią šį darbą padarytų Agnė dirbdama viena, tai per vieną dieną Agnė tuomet padarytų 1 padalinta iš x darbo. Ar ne? Nu kodėl taip veikia? Tai jeigu x būtų 5, tai per vieną dieną tuomet Agnė padarytų 1/5 darbo. Ar ne? Nu tai tada per 5 dienas būtų visas darbas.
Nu, tai jeigu čia yra x, nu, tai per vieną dieną atliktų vienetas iš x, o tas man maišosi žodžiai šitam uždavinį, vienas iš x. Tada čionais x plus 2, tai Jurga tuomet per vieną dieną padarytų analogiškai 1 padalinta iš x plus 2 darbą. Va. Ir tada, jeigu mes sudėtumėm, kiek Agnė padaro darbo per vieną dieną dirbdama viena, plus kiek Jurga padaro darbo per vieną dieną dirbdama viena, mes turėtumėm gauti, kiek darbo jos padaro dirbdamos kartu. Va, tai vadinasi, vienintelis teisingas atsakymas čia panašu yra šitas. Ne? Šitas atrodo logiškai ir jis yra teisingas. Viskas, man jau pinasi žodžiai, jau dar tik 18 klausimas jau pinasi, bet tikiuosi suprantam, ar ne, bet sudedam bendrą kiekį darbų, kiek yra padaroma, kiek Agnė nudirba per vieną dieną, kiek Jurga nudirba per vieną dieną, gaunam kiek bendrai jos nudirba per vieną dieną ir prisilyginam tam, kas yra duota sąlygai. Tai čia tas vienetas, jis mums nesufigūruoja šitas tada. Jo. Nu tai vat turim štai šitą atsakymą tada. Gerai. Tai ištrinkim tada, ką aš čia prirašinėjau. Dar kartą pasitikrinu, atrodo viskas neblogai. Ir judėkim prie uždavinio numeris 19 ir spręskim šitą uždavinį. Gerai. Paveiksle pavaizduotas funkcijos tokios grafikas, naudodamiesi paveiksle pateiktais duomenimis, atlikit užduotis. Nustatykit A reikšmę. Nu gerai. Tai čia turbūt reikia pasinaudotais duotais taškais, tuo grafiku bendrai, pavyzdžiui, pasinaudosiu šituo tašku, ar ne, čia akivaizdžiai, kai x yra 2, y yra 1. Tai pažymėti reikėtų patikėti tada. Tai vadinasi, gausim, kad logaritmas su pagrindu a nuo dvejeto, kai x yra 2, y tuomet yra lygu vienetu. Gaunam tokią lygtį. Ir tada trečią kartą šiandien naudoju, nuo logaritminės formos pereikim prie rodiklinės formos ir pagal ją tada būtų a pakelta pirmojų lygų 2. Ne? Tai jeigu a pirmoji, tai yra tas pats kaip a. Ir a yra 2, turi būti daugiau už 1, kaip ir viskas veikia 2. Ne, viskas. Dabar nustatykim x reikšmę, su kuria y lygu 0. Nu gerai, tai žinom jau, kad a yra 2, tai x dabar nežinom. Čia galima realiai arba į grafiką pasižiūrėti ir pamatyti, kai y yra 0, x bus vienetas iš grafiko. Jeigu nepasitikim grafiku, galim skaičiuoti, galim tada rašyti logaritmas, čia būtų 2, čia būtų x, kurio nežinom, lygu 0. Ir ketvirtą kartą panaudosiu perėjimą prie rodiklinės formos, tai šiuo atveju tai būtų x lygu 2 pakelta 0 laipsnių. 2 pakelta 0 laipsnių yra vienetas. Viskas. Ar į grafiką žiūrim, ar skaičiuojam, gaunam, kad x yra vienetas ir viskas. Uždavinys panašu yra išspręstas. A yra 2, x yra 1 čia. Gerai. 20. Su moduliais nustatykite reikšmę, su kuria lygybė štai tokia yra teisinga. Pažymėkite teisingą atsakymą. Gerai, mes jį pažymėsim, bet pirmiausia reiktų jį žinot. Tai su moduliais dažniausiai tai būna, kad modulius reikia nusimesti ir tada galėsim kažkaip suskaičiuoti. Tai tam, kad mes juos galėtumėm nusimesti, būtų gerai žinoti, ar reiškiniai po tais moduliais, šiuo atveju skaičiai po tais moduliais yra ar teigiami ar neigiami. Tai 5 minus pi yra daugiau už 0, aš remiuosi tuo, kad pi yra pi tiksliai 3,14. O čia 7 minus 3 pi, tai čia būtų tada mažiau už 0. Nes 3 kart pi, tai yra daugiau už 9 tada. Tai 7 minus kažkas, kas yra daugiau už 9, tai neigiamas skaičius, o ne mažiau už 0. Tai vadinasi tada
jeigu aš persirašau tai, kas yra toj kairiai pusėje, šitaip, ir tada dar kart fiksuojam, šitas yra daugiau už 0, šitas yra mažiau už 0, tai tą žinodami tuomet nusimeta modulis. Tai jeigu skaičius yra daugiau už 0, vadinasi modulis nedaro nieko. Nu jau, jeigu skaičius teigiamas, modulis nedaro nieko, jeigu skaičius neigiamas, tai tam, kad jį padarytumėm teigiamo, reikia minusą prieš jį parašyti. Na, vat gaunasi taip. Nu va, nusimeta modulius ir galim toliau skaičiuoti. Rašau čia lygu, atsiskleidžiu, čia bus minus 7, čia bus plus 3pi. Ir rašau čia nais. Sutraukim panašiuosius narius, tai su pi tada būtų 2pi, ar ne, va šitas ir šitas, o su skaičiais tada būtų minus 2. Ne? Nu, panašu taip. Tai jeigu čia nais yra 2pi plus a, nu tai a bus tada minus 2. Ar ne, aš galėčiau tą užrašyti kaip 2pi plus minus 2 čia nais. Ar ne, būtų tas pats kaip čia. Nu tai a privalo būti tada minus 2 tam, kad šita lygybė būtų teisinga. Štai, fiksuokim atsakymą, minus 2. Ir įveikiam ką tik 20 uždavinių, tai kaip jūs jaučiatės? Ar lengva, ar sunku? Galit pasidalinti savo įspūdžiais, o mes kol kas turim įdomesnį uždavinį, 21. Funkcijos f nuo x apibrėžimo sritis yra natūraliųjų skaičių aibė. Štai taip. Ši funkcija yra periodinė, o jos periodas lygus 4. Ok. Naudodamiesi lentelėje pateiktais duomenimis, nustatykit funkcijos reikšmę y, kai funkcijos argumento reikšmė x yra 2025. Tai yra, nustatykit tokį dalyką, šito reikšmę. Ir tada pažymėsim teisingą atsakymą. Nozoriukas sako, kad nuo šito prasidėjo įdomesni dalykai. Šiaip jo, šitas uždavinys, man patinka šitas uždavinys su funkcijom. Jo, ar toksai dar čia periodinė, nu rimta. Gerai. Tai kaip dabar išsiaiškinti? Nu, čia galima, yra sunkus kelias ir lengvesnis kelias. Tai sunkus kelias yra skaičiuoti ant pirštų. Ne, f nuo vieneto 5, f nuo dvejeto 0, nuo trejeto minus 4, nuo ketvirto 6, nuo penketo 5, nu ir vis kartosis ratu. Ne, va šitie kartojasi kas 4. Na, nu tai kažkada prieisim prie 2025, tikėtina, kad laikas ir gali pasibaigti per tą laiką, kol mes bandysim prieiti, arba bandykim kažkaip gudriau galvoti. Tai iš esmės šitas uždavinys yra apie skaičiaus 2025 padalinimą iš 4. Ir čia tada atsiranda dalyba su liekana. Ne, bet jeigu aš 2025 skaičių, 2025 skaičių, išsitraukiau skaičiuotuvą, nu gerai, pat čia pripiešiau ant ekrano, dabar man maišosi, ištrinsiu. Taip, 2025 padalinsiu iš 4, aš gausiu tokį rezultatą. Va, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš 506 padauginu iš 4, aš gaunu tiek, tai man dar reikia pridėti vienetą. Tai jeigu aš 2025 skaičių dalinu iš 4, aš gaunu 506 ir dar liekana 1. Ne? Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad f nuo 2025 yra lygu f nuo 1 plus 506, tiek ar nesakiau, kiek ten buvo, 506 kart 4. Ne? Va, aš nieko nepakeičiau iš esmės, nu čia 2025 vis dar, ne? Nu tai šita lygybė tikrai teisinga.
Ir dabar, kadangi mūsų funkcijos periodas yra lygus 4, kas 4 vis kartojasi, tai šitą mes galim nusimesti, jisai nepakeis funkcijos reikšmės. Čionais įdomiausia vieta dabar aš galiu parašyti lygų f nuo vieneto. Taip, f nuo 2025 yra tas pats, kas f nuo vieneto. O f nuo vieneto žiūrim čionais, kai x vienetas funkcijos reikšmė 5. Viskas. Jo, čia ta pati logika kaip su sinusu. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu sinus ir ten, sakykim, alfa plus 360 laipsnių kart, nesvarbu kiek, kart 120, tarkim. Tai aš galiu parašyti lygų sinus alfa visada, nes aš naudojusi sinuso periodu, kuris yra 360 laipsnių, mažiausias teigiamas. Tai čia kiek nori kartų aš galiu paimti tą periodą, aš vis tiek peisiu pilną apskritimą ir grįšiu prie sinus alfa. Tai čia lygiai pagal tą pačią logiką. Tai nežinau, jeigu neįtikina šitas sprendimas, tai galit pagalvoti tada, kad pavyzdžiui f nuo 5 yra irgi tas pats, kas f nuo vieneto, ar ne, nes čia būtų f1 plus 4, mes nusimetam tą periodą, gaunam f nuo vieneto. Ir tas matosi akivaizdžiai, kai x 5, čia irgi 5. Jo. Tai f nuo 9 irgi būtų 5. Jeigu pridedinėjom po 4, vis tiek gausim tą patį 5. Jo, tai nežinau, paaiškinau. Gal sudėtingai, gal ne, norėjau labai daug detalių pateikti, šiaip. Nežinau, galima turbūt kažkaip ir gudriai ant pirštų čia skaičiuoti, dar kažkaip tai su skaičiuotuvu, bet gaunasi 5. Jo, vienai par kitaip. Gerai? Ok. Dinozauriukui nepatiko. Per sudėtingai čia viskas nuskambėjo. Gal ir per sudėtingai paaiškinau. Kažkaip, gal galima ir paprasčiau, bet aš pasistengiau kaip galėjau šitam uždavinį, tai gavom atsakymą 5, bet kuriuo atveju ir judėsim toliau. Ir toliau yra numeris 22. Turim spręsti štai tokią nelygybę ir pažymėti atsakymą. Ir šitoje vietoje, čia jau labai svarbu yra apibrėžimo sritis, šiuo atveju nelygybės apibrėžimo sritis. Ir ką aš turiu omeny, šitas logaritmas jis turi turėti prasmę būtinai. Su šituo viskas tvarkoja. Antras logaritmas yra skaičius, nėra jokio kintamojo, tai nežinomo jo nėra. Taip, o tam, kad pirmas logaritmas turėtų prasmę, turėtų būtinai būti tai, kas yra čia, šiuo atveju x daugiau už 0. Ne? Tam, kad tas pirmas logaritmas turėtų prasmę. Tada, jeigu mes norim išspręsti šitą nelygybę, tai norėtųsi nusimest tos logaritmus ir permest nelygybę ant logaritmo argumentų. Tai tą mes galim padaryti, nes pagrindai yra vienodi, bet kadangi pagrindas yra 0,2, tai yra skaičius tarp 0 ir vieneto. Visą laiką tokioje situacijoje, kai skaičius, tas pagrindas yra tarp 0 ir vieneto, tai numesdami logaritmus mes turim apsukti nelygybę į kitą pusę, taip padaryti. Jo. Ir iš esmės gaunasi, kad išsprendę tokią sistemą, turėsim uždavinio atsakymą. Su pirmoju reikalavimu mes užtikrinam apibrėžimo sritį, su antruoju, tada nelygybė bus teisinga. Tai nežinau, čia galima iš tikrųjų atsakymą užrašyti x daugiau už 0, mažiau už 2. Jeigu nesimato iš karto, galima nusibrėžti tiesą. Čia pažymiu, tarkim, 0, čia pažymiu, tarkim, 2. Ir tada x yra daugiau už 0, vadinasi, pažymiu čia viršui brūkšnelis viską, kas yra daugiau už 0. Ir x mažiau už 2. Tai pažymiu brūkšnelis, kas yra mažiau už 2 apačioj tos tiesas. Ir mūsų atsakymas yra ten, kur pabrūkšnevom ir viršui, ir apačioj. Tas rytis, kur būtinai yra pabrūkšniuota ir viršui, ir apačioj. Tai akivaizdžiai tai yra intervalas nuo 0 iki 2. Štai. Nuo 0 iki 2. Ir viskas. Daugiau čia nieko nėra. Valio. 22. Gerai.
Toliau 23. Vėl apie funkcijas. Funkcijos y lygų kubinė šaknis iš x, kai x yra nuo 0 iki 8, abu įskaitant reikšmių sritis yra nuo 0 iki 2. Ir turim nustatyti štai tokios funkcijos, kai x irgi yra nuo 0 iki 8 reikšmių sritį. Nu gerai, tai nustatykim tą reikšmių sritį. Čia galima samprotauti turbūt kažkaip tai. Iš to, kas yra duota, aš galėčiau užsirašyti tokią dvigubą nelygybę. Galėčiau parašyti, kad kubinė šaknis iš x yra tarp 0 ir tarp 2, kai x priklauso šitam intervalui būtent. Tada taip yra. Ne, tai aš perrašiau labiau gal matematiškai tą pirmą sakinį, su mažiau žodžių. Taip tą reikšmių sritį užsirašom. Tada mes galim pabandyti pasigaminti tokią išraišką. Tai pirmiausia, jeigu čia yra 2, tai aš padauginsiu šitą dvigubą nelygybę iš 2. Ne, čia kažkur man nelabai telpa, bet viską dauginu iš 2. Ir tada gaunu taip, čia būtų 0 mažiau lygų kubinė šaknis iš x mažiau lygų 4. Ne, bet, atsiprašau, čia irgi 2. Čia irgi 2, ne, viską dauginam iš 2. Tai 0 nepasikeičia, čia atsiranda dvejetas, čia tada 4. Ir taip yra tada, kai x priklauso tam pačiam intervalui, nieks nesikeičia su intervalu. Ir tada mums reikia dar minus vieneto. Ne, tai atimkim vienetą iš kiekvieno nario toj dviguboj nelygybei. Tai jeigu tą padarysim, tai iš 0 tada turėsim minus vienetą, čianai turėsim jau grinai tą funkcijos išraišką, kurios mums reikia, tai kas yra čianais, o čianais 4 minus 1, 3. Ne, taip. Ir vis dar taip yra tada, kai x yra šitame intervale. Čia rašau tiesiog vardan pilnumo, bet visa esmė vyksta tose dvigubose nelygybėse. Tai čia yra mūsų atsakymas. Ne? Iš čia mes matom, kad ta funkcija yra tarp minus vieneto ir 3. Ir galima rašyti atsakymą. Y priklauso nuo minus vieneto iki 3. Viskas. Ne? Tai dar kartą pasižiūrim, ar čia gerai parašiau tą atsakymą, atrodo neblogai. Gerai, fiksuojam, ištrinam nuo minus vieneto iki 3 ir uždavinys 24. Vėl paskaitykim sąlygą. 11 klasėje mokosi 27 mokiniai. Kiekvienas iš šios klasės mokinių mokosi arba biologijos, arba chemijos, arba abiejų šių dalykų. Yra žinoma, kad tik biologijos mokosi dvigubai daugiau mokinių negu tų, kurie mokosi tik chemijos, o ir biologijos ir chemijos mokosi 3 šios klasės mokiniai. Štai taip. Skaičiuokite, kiek šios klasės mokinių mokosi tik chemijos. Nežinau, aš kai pamatau tokią sąlygą, man pirma mintis yra Venno diagramos. Turbūt čia būtų galima susidaryti kažkokią lygčių sistemą, ją spręsti ir turbūt viskas būtų neblogai. Bet tam, kad čia niekas nesusimaišytų, aš rekomenduočiau pagalvoti apie Venno diagramas. Ką aš turiu omeny, tai yra tokie rutuliukai, vienas ir kitas, jie susikerta. Tai pirmas rutuliukas, jisai reikš pas mus tada biologiją. Antras rutuliukas bus chemija. Štai. Ir tada mums reikia šitam uždavinį apskaičiuoti, kiek šios klasės mokinių mokosi tik chemijos. Tai tuos mokinius, kurie mokosi tik chemijos, aš pažymėsiu x. Tos klasės mokiniai, kurie mokosi tik chemijos, pažymėkim šitą dalyką x. Būtų galima tą rašyti, jeigu reiktų sprendimo, ten x,
klasės mokinių skaičius, kurie mokosi tik chemijos. Ne, va tai. Ir tą x aš tada pažymiu šitoje vietoje. Gerai, kol kas tvarkoju, tikiuosi. Tada sako, dar sąlygoje daugiau truputį dalykų. Sako, o ir biologijos ir chemijos kartu mokosi 3 šios klasės mokiniai. Tai kur tie 3 yra mūsų toje Venno diagramoje, tai turbūt šiandien, ar ne, vat sankirtoje. Čia vat yra žmonių skaičius, kurie mokosi ir tą, susikerta. Ne? Gerai. Ir tada dar sąlygoje buvo pasakyta, kad tik biologijos, tai vadinasi, vat šitoje vietoje, kur nieko neparašėm, mokosi 2 daugiau mokinių negu tų, kurie mokosi tik chemijos. Tai tik biologijos yra 2 daugiau negu tik chemijos. Tai jeigu tik chemijos pažymėjom x, tai tik biologijos būtų 2 daugiau, 2x. Na, bet ir gaunasi tokia Venno diagrama ir tada nesikerta tie 3 skaičiai, ar ne, tik biologijos 2x ir tą 3, tik chemijos x mokinių. Ir tada dar sąlygoje buvo pasakyta, kad iš viso turim 27 mokinius, na ir visi, kiekvienas iš tos klasės mokinių vat mokosi arba biologiją, arba chemiją, arba ir tą. Nėra tokių, kurie nesimokintų kažko iš tų dalykų. Ir va čia galim pasirašyti lygti šitą vietą. Čia galim pasirašyti, kad 2x plus 3 plus x tai turėtų būti visi tos klasės mokiniai, kas yra 27. Nu va. Nu ir tada gaunasi kaip čia 3x plus 3 lygų 27, atimam 3, 3x lygų 24, dalinam iš 3 ir gaunam, kad x yra 8. Ir x pažymėjom tai, ką mes čia norim apskaičiuoti. Na, nu tai tik chemijos pasirodo mokosi 8 mokiniai. Štai taip. Jas, panašu išsprendėm tada. Išsprendėm, aš nutrinsiu, ką čia prirašinėjau. Dar kad pasitikrinam, atsakymas atrodo neblogai ir toliau uždavinys 25. Ok, būtų labai gerai suspėti, liko 51 minutė, pasistengime suspėti. Dinozoriukas sako, šitam žiauriai ratais kvadratais kažką išmašiau, bet buvau nusibrėžus tą diagramą. Nu va, ir teisingai, super, dinozoriukai, sveikinimai. Jo, Venno diagrama padeda tokiuose uždaviniuose, bent jau man ir turbūt, jeigu mokam ją teisingai pasidaryti, tai labai gali padėti. Ypač kai ta sąlyga tokia paini. Nu gerai, čia turim nustatyti A ir B reikšmės, tai vėl tada dirbkim su kairiaja lygybės puse ir gausim galiausiai, kas yra A ir B. Jo, tai šitas uždavinys yra turbūt apie iracionalumo panaikinimą vardiklyje. Galbūt aš netgi ką padarysiu, aš užsirašysiu tik tai, kol kas šitą skaičių, ne, va tą trupmeną, ir panaikinkim jos iracionalumo vardiklyje, kad nebūtų šaknų vardiklyje. Tai dėl to aš tada padauginu tą trupmeną iš vieneto, bet tą vienetą mes gudriai užrašome. Ne, vat nieks nepasikeis, jeigu mes padauginsim iš vieneto, bet tą vienetą aš parašau kaip šaknis iš 2 plus 1 ir čia šaknis iš 2 plus 1, kad nieks nepasikeistų. Bet šita trupmena yra lygi vienetui. Ne? Galima visada suprasti. Nu va. Bet kodėl aš taip darau? Aš čia noriu panaudoti kvadratų skirtumo formulytę iš turbūt, kur yra formulinė, kuri atrodo taip. A minus B kart A plus B yra lygu A kvadratu minus B kvadratu. Ne? Tai tuomet vardiklyje mes gaunam ką? Gaunam tada šaknis iš 2 kvadratų minus 1 kvadratu, nes bet šitas narys pas mus yra kaip A, šitas yra kaip B. Nu ir čia analogiška, ar ne? Tai būtų tada šaknis iš 2 kvadratu minus 1 kvadratu. Jo. O skaitiklyje tiesiog sudauginam. Tenais, kažko daugiau neprigalvosim, tai būtų 40 šaknų iš 2 plus 40. Va. Dabar
Vardiklyje, pažiūrėkim, kas gaunasi vardiklyje. Šaknis iš 2 kvadratų yra 2, o 1 kvadratų yra 1. Tai 2 minus 1 yra 1. Ar ne? Tai ką mes čia gaunam? Gaunam vat, tai, kad vardiklyje yra 1, tai taip sakant, galim rašyti tiesiog taip. Ne? Nu va, ir tada nepamiršim, kad čia buvo dar minus šaknis iš 2. Tai va, tai reiškia, kad tai, kas yra kairėje lygybė šitos pusėje, tuomet yra 40 šaknų iš 2 plus 40 minus šaknis iš 2. Aš galėjau perrašinėti anksčiau tą šaknį iš 2, bet to nepadariau. Tai dabar rašau ir tada šituos galim atimti. Tai būtų tada kaip? Pirmiausia šitą parašysiu. Tai būtų 40 perrašau. O čionais tada, lieka mums 39 šaknis iš 2. Ne, iš 40 šaknų iš 2 vieną atimam. Tai štai. Tikiuosi matosi va šitas, ką aš parašiau. Ir galim rašyti atsakymą, nes tada va akivaizdžiai A yra 40, va šitas B yra prie šaknį iš 2 39. Tai susirašykim, čia tada yra 40, čia yra 39. Jo. Gerai, dar kartą susitikrinam atsakymus. 40, 39. Valio, atrodo neblogai. Ir judam toliau. Čia dar yra uždavinių. Spręskit lygtis. Gerai, spręskim tas lygtis greitai, tada čionais, atimkim 7 iš abiejų lygybės pusių, turėsim 2x trečiuoju lygu minus 2, tada padalinkim viską iš 2, turėsim x trečiuoju lygu minus 1 ir ištraukę kubinę šaknį turėsim x lygu minus 1. Viskas. Na, čia. Minus 1. Tada čionais pridėkim 10 prie abiejų lygybės pusių, turėsim tokią situaciją, jeigu 10, tada dalinkim iš 5 abi lygybės pusės, turėsim kubinę šaknis, x minus 2, čia 10 iš 5, 2, tada pakelkim kubu abi lygybės pusės, turėsim x minus 2 lygu 2 kubo 8, ir pridėkim 2, tai x lygu 10, viskas. Kadangi kėlėm kubu šitoje vietoje, o ne kvadratu, tai nėra būtina patikrintumėt atsakymą. Jeigu norit, galit patikrinti, ar tenkina pradinę lygtį, bet jeigu tai nėra lyginis laipsnis, tai tada problemų neturėtų kilti. Jo, tai x čionais bus 10. Jo, tai viršui buvo minus 1, čia 10. Viskas gerai panašu ir judam prie numeris 27. Jas, vienetinis apskritimas, dinozoriukui jau nepatinka turbūt šitas. Bet pabandykim. Paveiksle pavaizduotas vienetinis apskritimas, centras 0, 0 ir posūkio kampas alfa. Naudodamiesi paveiksle pateiktais duomenimis, nustatykit posūkio kampo alfa didumą, jeigu yra žinoma, kad atkarpos AB ilgis lygus šaknis iš 2 padalinta iš 2 ir pažymėkite teisingą atsakymą. Dinozoriukui atspėjau, nepatinka šitas. Tai pabandykim greit susitvarkyti. Šiaip šitam uždavinį iš karto, pagal tai, kas nupiešta čionais, čia tas posūkio kampas jis yra pavaizduotas pagal laikrodžio rodiklį. Jeigu jis yra pagal laikrodžio rodiklį posūkio kampas, tai jis turėtų būti neigiamas. Tai dėl to norėčiau iš karto atmesti šitą variantą ir šitą variantą. Ne? Rodikliai į tą pusę. Neigiamas posūkio kampas. Tada mes esam antram ketvirtį. Tai kuris iš šitų kampų yra antram ketvirtį? Tikrai ne minus 135, nes iki čionais būtų minus 90, iki čionais būtų minus 180. Tai šitas būtų panašu trečiam ketvirtyje, šitas.
Nu tai tikrai ne antra, ne, vat galima atmesti tokiu būdu. Nu ir tada lieka šitas variantas ir aš net niekur čia nepanaudojau vat šito. Jo. Bet, na, jeigu ir naudočiau, tai vis tiek čia sueitų tada visi galai, aš galėčiau tada samprotauti, jeigu AB yra toksai, taip, AB yra šaknis iš 2 padalinta iš 2, vadinasi taško A, Y koordinatė yra tokia. Ne? Nu tai aš tada žinočiau, kad sinusas alfa to posūkio kampo turėtų būti toksai. Nu ir pagal tai galbūt, na, irgi galėčiau atmesti kai kurios variantus, turbūt ne visus, bet galbūt kažkaip tai. Bet realiai aš net nepanaudojau to B, čia labiau pagal ketvirčius ir pagal tai, kad tas posūkio kampas, na, turėtų būti neigiamas. Nu ir viskas, tai čia norėčiau žymėti tą atsakymą ir judėti toliau. Jo, minus 225 laipsniai. Gerai. 28. Paveiksle pavaizduotas funkcijos štai tokios grafiko eskizas, naudodamiesi paveikslą, nustatykit, kuris teiginys apie A arba reikšmės yra teisingas. Nu gerai, nustatykim. Tai, nu, čia apie transformacijas turbūt šitas uždavinys yra. Tai pirmiausia, na, aš jūs visus, kas čia esat, norėčiau įtikinti, kad A turėtų būti neigiamas šitoje vietoje. Kodėl neigiamas? Na, aš norėčiau atsispirti nuo grafiko y lygų x trečiuoju. Ne, nuo tokios funkcijos grafiko. Tai jeigu aš jį brėšiu čia ant viršaus, man aišku lygiai nepavyks, kaip aš čia norėčiau, bet na maždaug, nu kreivokai nubrėžiu, bet jisai būtų maždaug toksai. Jo, nu čia turėtų labiau į tą pusę eiti. Nu žodžiu. Jo, ir tada tam, kad jisai pavirstų tokios formos kaip tas, kuris duotas sąlygoj, reiktų apversti tai, ką aš nupiešiau ką tik. Ar ne, jeigu apsiverstų, tai pasidarytų tada va tokios formos kaip tas. Gal ne toj pačioj vietoje, bet tada, na, būtų kaip, jeigu mes tam, ką aš nupiešiau, apverščiau, būtų tada, nu, mat, maždaug toks tada. Eina čia ir čia apsiverstų. Tai tam, kad apsiverstų, reikėtų kad prieš x trečiuoju būtų neigiamas skaičius, kažkoks neigiamas skaičius. Va tai, ką aš čia nubrėžiau, čia galėtų būti y lygų minus x trečiuoju. Va šitas, o šitas būtų y lygų x trečiuoju. Tai va, tai tam, kad šitos funkcijos grafiko eskizas, na, būtų toksai, kad tai būtų mažėjanti funkcija, turėtų būti, na, A neigiamas būtinai. Tai reiškia, kad tada šitą atmetam ir šitą atmetam iš karto. Nu ir dabar lieka su tuo B išsiaiškinti. Tai B pastumia tos funkcijos grafiką šiuo atveju į dešinę. Ar ne? Bet jeigu mes turėtumėm tiesiog minus x trečiuoju, tarkim, atrodytų taip, ir tada būtų pastumtas į dešinę tas grafikas. Nu tai čia, na, bet pagal tai reikėtų susigaudyti. Ar B turėtų būti teigiamas tada, kad pasistumtų į dešinę, ar neigiamas, kad pasistumtų į dešinę. Nu, aš norėčiau sakyti, kad teigiamas, jeigu jau čia yra minusas, ne, bet šitoje vietoje minusas, jo, nu tai turėtų būti teigiamas panašu. Nu, bet kaip čia tą parodyti su pavyzdžiu kažkokio, nutrinsiu viską, ką čia pripiešiau, dabar jau per daug visko yra. Nu, bet jeigu pavyzdžiui būtų y lygų, tarkim, minus, čia nebūtinai minus 1, bet kažkoks neigiamas skaičius, nu ir tada būtų x minus, pavyzdžiui, 3, ne, trečiuoju. Nu tai tada va šitoje vietoje ir būtent būtų 3. Ne? Nes kai x 3, tai y tada 0 pasidarytų. Ne, viskas sueitų tada. Tai jeigu vat, mes norim pastumti dešinę, kaip sakiau, B turėtų būti tada pats iš savęs teigiamas. Tai aš va čia pavyzdį paėmiau kaip 3, bet na, aš galėčiau iš tikrųjų pasakyti, parašyti, kad šitoje vietoje o čia va turėtų būti B. Na ir jis, kadangi yra šitoje vietoje, nu, tai jisai turbūt teigiamas turėtų tada būti. Ne, nu, bandau visai čia įtikinti, kad variantas yra šitas teisingas. Nu, tiesiog apie transformacijas uždavinys, kaip kas pasistumia ir tiek. Tai A mažiau už 0, B daugiau už 0. Fiksuojam ir judam toliau. Gerai.
29. Nustatykit, su kuria K reikšme šito reiškinio apibrėžimo sritis yra toks intervalas. Nu gerai, nustatykim. Tai tam, kad logaritmas toksai turėtų prasme, tai, kas parašytas kliaustuose, turėtų būti būtinai daugiau už 0. Nu, čia yra penketas, jau logaritmo pagrindų šitam uždavinį nereikia rūpintis. Gerai. Ir tada, ką mes čia galim padaryti? Galim tada spręsti šitą nelygybę ir bandyti gauti, kam čia už ką x yra daugiau ar mažiau. Na, turiu menį pasidaryti, kad kairiai pusėje liktų tik tai x. Ne, tada matysim apibrėžimo sritį aiškiau. Tai darau taip, tada prie abiejų nelygybės pusių pridedu k, gaunu 3x daugiau už k ir padalinu iš 3. Ir gaunu x daugiau už k padalinta iš 3. Tai vat iš tokio užrašo aš galėčiau parašyti, kad va to reiškinio apibrėžimo sritis x priklauso būtų nuo k padalinta iš 3 iki plus begalybės. Kita vertus, mums sąlygoje yra duotas toksai dalykas. Nu tai tam, kad sutaptų tai, ką aš parašiau ir tai, kas yra sąlygoje, tai, kas yra šitoje vietoje, privalo būti tai, kas yra šitoje vietoje. Na, tai k dalinta iš 3 lygų 4. Ir iš čia padauginu iš 3, gaunu k lygų 4 kart 3, 12. Viskas. Fiksuojam atsakymą. K lygų 12 ir trinam. Trinam ir artėjam po truputį link paskutiniųjų uždavinių. Čia bus prieš paskutinis. Vėlgi apie funkcijas. Na, svarbi ta tema. Funkcijos egzamine gaunasi visai nemažai uždavinių. Pažiūrėkim, kas čia yra. Funkcija y lygų f nuo x yra nelyginė, o jos apibrėžimo sritis x priklauso nuo -5 iki 5 abu įskaitant. Paveiksle pavaizduota šios funkcijos grafiko dalis, kai x yra nuo 0 iki 5 įskaitant. Naudodamiesi paveiksle pateiktais duomenimis, nustatykit mažiausią šios funkcijos reikšmę, kai x yra nuo -5 iki 5 abu įskaitant. Nu gerai, tai pasiraituojam rankovės ir spręsim šitą uždavinį. Ir kaip jį spręs? Na, f nuo x funkcija yra nelyginė. Jeigu jinai yra nelyginė, vadinasi, tos funkcijos grafikas pasižymi taip vadinamą koordinačių pradžios taško simetriją. Jeigu būtų lyginė, būtų vienokia simetrija, jeigu nelyginė yra kitokia simetrija. Tai ką reiškia ta koordinačių pradžios taško simetrija? Tai reiškia, kad jeigu aš turiu tą grafiką, kuris yra nupieštas, kai x kinta nuo 0 iki 5, aš galiu jį atkurti kairiai pusiai. Ir kaip jisai atsikuria tokiu būdu. Jo, tai turėtų eiti štai taip. Tada ta koordinačių pradžios taško simetrija, šitaip iki čia. Va, ir tada nuo šitos vietos turėtų taip eiti, kaip čia nais taip, čia taip. Tai gerai, tai man reikia pasiekti tada tašką čia. Jo. Gaila, negaliu čia tiesių brėžti, bet, na, maždaug kažkaip tai čia aš turėčiau tada nukirsti per čia kažkur. Tai, nu gerai, bandau. Kreivokai čia neina per -4, eina truputį mažiau negu per -4. Jo, na, kertai su aš turiu omeny. Na, šitam uždavinį yra aktuali mažiausia tos funkcijos reikšmė, kai x yra tokiam intervale. Nu, tai jeigu taip atkūrėm pilną tą grafiką, nu, tai mažiausia reikšmė turėtų būti čionais. Ir tai yra tada -3. Na, tai atsakymas būtų šitas. Na, norėtųsi dar čia kažkokį žodį pasakyti, tai nelyginė funkcija, jinai pasižymina, nepasižymė. Nu, mes dažniausiai siejam nelyginę funkciją, na, su apibrėžimu jos nelyginės funkcijos, bet ką bandau pasakyti, kad galvojam apie štai tokią lygybę, na, bet kur minusas iššoka prieš funkciją.
Ir šita lygybė turi būti teisinga visiems x-ams iš funkcijos apibrėžimo srities. Vat x priklauso, šiuo atveju apibrėžimo sritis nuo -5 iki 5. Tai galima ir per tas lygybės šiek tiek pajaus, kodėl aš braižau taip grafiką, nes jeigu f nuo 2 yra 3, mes tą matome iš šito taško, tai f nuo -2 bus minus f nuo 2, kas bus minus ir f nuo 2 yra 3, tai čia 3. Tai taip ir yra, ar ne, kai x -2, funkcijos reikšmė -3. Taip galima atkurti neigiamam reikšmėm reikšmės. Neigiamiems x-ams galima atkurti funkcijų reikšmės tokiu būdu. Tai mažiau negu -3 čia nenukrisim. Tai atsakymas tada -3, trinam viską iš čionais ir dar pasitikrinam, ar gerai pažymėjau atsakymą, atrodo gerai. Ir paskutinis uždavinys. Paskutinis uždavinys atrodo įdomiai. Jeigu kažkas yra, jeigu dinozauriukas dar yra, tai ar bandėjai dinozauriukai atakuoti šitą uždavinį. Duota skaičių seka, kurios n-tojo nario formulė yra štai tokia. Čia antasis narys tos kitos sekos yra taip užrašomas. Žodžiu, dvi sekas turim. Seka, kur bn seka ir an. Taip. Ir jos yra susietos tarpusavyje. Gerai. Pirmųjų 100 sekos bn narių sandauga lygi 5 katuoju. Ir tai yra užrašyta tokia lygybė, ta pirmųjų 100 sekos narių sandauga lygi 5 katuoju, tai reiškia, kad tokia lygybė yra teisinga. Ir turime apskaičiuoti, ką reikšmė. Šitas kaip paskutinis, jeigu dar kiti, tarkim, kažkurie nepasisekė, gali atrodyti sudėtingas. Ir yra čia apie ką pagalvoti. Tai jeigu mes norim gauti ką šitam uždavinuke, tai reikia pasižiūrėti, iš kur tas ką ateina. Jis ateina iš šitos lygybės. Pagal laipsnių savybės, čianais, kadangi yra vien penketai su kažkokiais laipsniais, mes galėtumėm užsirašyti šitą lygybę, parašydami vieną penketą ir laipsnius sudėdami. Būtų A1 plus A2 plus A3 plus taip toliau plus 99 narys plus 100 narys ir tai būtų 5 katuoju. Tai čia kaip ir rodiklinė lygtis tam tikrą prasme turbūt. Tai šita lygybė galima tik tai tada, kai tai, kas yra čia, yra lygu šitam. Tai tas K tuomet yra lygus A1 plus A2, parašysiu tiesiog plus, taip toliau ir 100 narys. tą patį perrašiau, kas čia, tiesiog neparašiau 3 ir 99, bet jie yra čia, tame daugtaškyje kažkur. Na? Gerai, dabar gaunasi, kad turim paskaičiuoti tokią sumą. Pasižiūrėkime atidžiau į tai, kas yra čia parašyti. Tai čia yra duotas bendrasis sekos AN narys. Ir kas yra ta seka AN? Kas yra ta seka AN? Pabandykime ją šiek tiek atkurt, kas ten yra, kaip tie nariai atrodo. Tai pirmasis sekos narys A1 būtų 3 kart 1 plus 2, 5. Ne? Antrasis sekos narys būtų 3 kart 2 plus 2, 8. Trečiasis sekos narys būtų 3 kart 3 plus 2, 11. Galbūt kažką pastebėm jau čionais, ar ne? Bet jeigu dar ketvirtą narį parašyčiau, būtų 3 kart 4 plus 2, 14. Tai pastebėkim, kas čia gaunasi. Vat mes pradedam nuo 5 ir tada realiai mes pridedam 3. Gaunam sekantį narį. Tada pridedam 3, gaunam dar sekantį narį.
pridedam 3 prie 11, gaunam sekantį narį. Nu, tai čia aritmetinė progresija yra. Na, va tokiu būdu galima užrašyti aritmetinės progresijos bendrąjį narį. Tai kas yra čionai? Čia yra aritmetinės progresijos pirmųjų 100 narių suma. Na, vat galiu tai parašyti kaip S100. Nu, nebūtina šito rašyti, bet tiesiog norėjau užtvirtinti, kad tai aritmetinės progresijos pirmųjų 100 narių suma ir tam mes tada turim formulę, va tam S100 paskaičiuoti. Tai pagal formulę turėtų būti pirmasis narys plus šimtinis narys. Na, panaudosiu dabar pirmą skaičiavimo būdą. Yra formulinė 2 būdai, kaip skaičiuota suma. Aš dabar, na, tarkim, pirmą panaudosiu. Nors galėčiau turbūt ir antrą. Nu, žodžiu, būtų dalinta iš 2 ir kart narių skaičių, šiuo atveju 100. Va, tai šitas iš formulynų ateina. Nu ir tada, kaip ir beveik viską turim. Šimtinio nario neturim, bet labai lengvai čia paskaičiuoti. Na, tai kažkur aš čia, nežinau, apačioje dar parašysiu, šimtinis narys būtų 3 kart 100 plus 2, nu tai 302. Nu va, tai rašykim tada, čia rašau gal lygų. Pirmasis narys paskaičiavom buvo 5. Plus šimtasis narys 302 dalinam iš 2 ir kart narių skaičių 100. Nu va, tai šitą lieka suskaičiuoti ir tai bus K, ar ne, mes pradėjom nuo to K. Jo, tai čia tada gaunasi, vėlgi su skaičiuotuvu galima turbūt 1, 5, 3, 5, 0. Tikiuosi matosi. Nu jo, dar virš savo lango parašiau, tai gal gerai. Viskas, užfiksuotim atsakymą. Užfiksuotim atsakymą 1, 5, 3, 5, 0 ir bus pabaigta. Jo, ir suspėjome laiką. Labai gerai. Taip, 1, 5, 3, 5, 0. Čia skamba būdavo irgi kažkokie televiziniai žaidimai ar kažkas, kur ten sakydavo skambinkit į eterį numeriu 1, 5, 3, 5, 0. Ok, jo, jau nusišneku, reikia stabdyti, tai ištrinkim viską, ką parašiau, pasilikim tik atsakymą ir pabaigime egzaminą, spręs tada. Jo, vėl, gali būti, kad kažką netai pažymėjau, visada yra ta galimybė. Dinozaurukas nusivylęs paskutiniu uždaviniu, vėlgi aš parašiau ten gal daugiau negu būtina, bet norėjau paaiškinti detalės tiesiog. Ir, ok, bandykim pateikti, vėlgi laiko yra nemažai, būtų galima peržiūrėti atsakymus, bet aš vėl būsiu nepamatuotai drąsus čionais ir tiesiog pateiksiu atsakymus. Yes. Nesuklydau. Nesuklydau suvedinėti atsakymų į langelius. Tai tiek. Ką dar noriu pasakyti, kadangi blogai užrašiau šiandien pagrindinę logaritmų tapatybę, tai užrašysiu ją dar kartą. Tai yra A pakelta log, čia turėtų būti A, čia turėtų būti B ir lygu, tikrai ne C, nebent C būtų lygu B, o B. Viskas, tą norėjau pasakyti, ištrinsiu iš karto, kad neerzinčiau nieko ir čia galim turbūt ir stabdyti. Dar norėčiau paklausti jūsų, kaip egzaminas? Sunkus, lengvas, vidutinis, sunkesnis negu vidutinis, bet lengvesnis negu sunkus, ar galbūt sunkesnis negu lengvas, bet lengvesnis negu vidutinis, kaip jūs galvojate?